Profesoriaus Valentino Masalskio spektaklis Grybų karas pastatytas pagal rašytojo poeto Justino Marcinkevičiaus poemą tuo pačiu pavadinimu. Anot Klaipėdos universiteto menų fakulteto režisūros katedros vedėjos, docentės daktarės Danutės Vaigauskaitės, tai pirmoji Valentino Masalskio studentų laida Klaipėdos universitete, todėl šis kursas yra išskirtinis. Šitas kursas Valentino Masalskio yra pirmoji laida, kuri po kolegijos pas mus Klaipėdos universitete baigė išlyginamąsias studijas ir šiandien ir vakar jie laiko diplominius spektaklius. Tai yra pirmas įvykis Klaipėdos universitete, toks istorinis įvykis ir aišku, mūsų profesoriaus Valentino Masalskio gyvenime taipogi, todėl kad yra pirmoji laida, kurią jis išleido, reiškia, būdamas vadovas kurso. Spektaklis Grybų karas pritraukia ne tik akademinę teatro mėgėjų bendruomenę, bet ir mažuosius teatro gerbėjus. Žiūrovus labiausiai sužavėjo čia pat scenoje 12 bildukų kuriamas stebuklas ir Justino Marcinkevičiaus poemos interpretavimas. Pasak spektaklio režisieriaus profesoriaus Valentino Masalskio, visi pastaruoju metu rodyti spektakliai jam ir jo aktorių trupai yra reikšmingi kaip naujas gyvenimo etapas. Mes pabaigiam kažkokį tą etapą, mokymosi etapą ir pradedame kūrybinį etapą Klaipėdos jaunimo teatre, kuris jau gavom statusą reikšmingas, todėl kad pradėsime gyvenimą skirtą Klaipėdos publikai ir Klaipėdos regiono publikai. Turbūt tas reikšminga. Anot kompetentingų teatralų, šiuolaikinis aktorius ar režisierius turėtų išlikti originalus, žiūrovams rodyti tai, kas aktualu ir jokių būdų neprarasti ryšio su publika. Visų pirma, aš būtent manau, kad jaunam režisieriui ir aktorium jam nereikėtų prisitaikyti. Jam reikėtų visų pirma išdrįsti būti savimi ir siekti savo tikslų, savo užsibrėžtų dalykų, nešti savo tikėjimą, savo matymą ir visų pirma tai daryti drąsiai. Tada aš manau, kad jis bus įdomus ir kitiems. Ir jokiais būdais nereikia taikytis prie žiūrovų įgeidžių norų, nes, kaip sakoma, minia dažniausiai nebūna teisi. Nors demokratijos dėsniai egzistuoja, bet teatre jie egzistuoja šiek tiek savaip ir kitaip. Pirmiausia, jisai turi galvoti apie publiką, apie žiūrovą. Didžiausia klaida šiandieniniam teatre, kad aktoriai, režisieriai rūpinasi tik tai savim, rūpinasi saviraišką. O tie, kurie galvoja apie žiūrovą, ir jauną, ir vidurinio amžiaus, ir senesnį, apie žiūrovą, ir kalba jam tai, kas skauda, tada visada teatras yra paklausus. Valentino Masalskio teatras yra būtent toks. Jis turi labai gerai įsiklausyti šiuolaikinį žmogų, kuris yra šalia mūsų. Ir kokiu būdu ir kokią temą į jį kreiptis. Dėl to tas yra labai, kad jį pagaut, kad jį sudomint, kad jį apkrėsti prasme. Nes teatras tai yra iš principo yra apkrėtimas publikos prasme. Jie ateina įsiblaškę su įvairiausiais rūpesčiais, o tu turi juos apkrėsti prasme ir apkrėsti temą, tu turi paskleisti žinią. Tai čia yra žinios prognozės perdavimas, man atrodo taip. Profesoriaus Valentino Masalskio studentai jau yra pasiruošę keliauti į didžiąją sceną. Rudenį Klaipėdoje pradės veikti Klaipėdos jaunimo teatras, kurio pagrindą ir sudarys šie Valentino Masalskio studentai.